Sveiki. Šiandien toks kūrybinis vakaras daugiau. Filosofinis klausimas. Yra ne vienas. Ir tokie pasvarstymai. Pradžioj lyg su savim. Galvoju, gal garsiai, gal negarsiai klausti. Pastebiu kartais lyg, kad žmonės, ne visi, vertina augimą, tobulėjimą, pokyčius. Tarsi kitam pasauly būtų, arba aš tai taip suprantu. Ir pagalvojau, įdomu būtų pagalvoti, pakalbėti apie tai, ar visi kiti mato taip pat tobulėjimo prasmę, ar ne. Iš tikrųjų kyla klausimas, kodėl verta gal užsiimti kažkokį tobulėjimų procesais. Man tai akivaizdus atsakymas, po to bus paprasčiau, bet kažkaip, neatrodo lyg tais taip visiems. Manau, tau gal panašiai atrodo, bet tikrai ne kiekvienam. Nes dėl paties tobulėjimo, saviugdos reikia stengtis kažką daryti. Ką ne kiekvienas gali. Ir kyla klausimas, ar jie nemato tame vertės, ar dėl ko. Tai, aš galvoju, gal čia turiu tokių keletą savybių, kurias galima aptarti. Vis tik pasiskaitęs esu čia tokių visokių knygų, ten prisianalizavęs visko. Ir taip pagalvojau, pateiksiu tokį variantą kaip gyvenimas kaip žaidimas ir mes turime kažkokius savybių charakterio rinkinius. Įgūdžių rinkinius, skillsus angliškai sakant. Dabar populiaru anglicizmas, tai nepykit, jeigu kartais ką pavartosiu. Esmė tame, kad tuos įgūdžius kelti, tai reikia galbūt atkreipti dėmesį, kokie yra įgūdžiai, kad juos galėt lavinti. Aš taip manau, gali lavinti ir nežinodamas, bet kai žinai, ką lavini, tai daug paprasčiau. Arba gali pasirinkti lavintą, arba nelavintą kažką. Tai galvoju, paminėsiu kažkokius tai įgūdžius, aš čia turiu sąrašą. Galite, jeigu norit savo klausyti, žymėtis pas save nuo 0 iki 10, kiek to įgūdžio turit, jeigu jums patogu. Ir pasirinkti, kuriuos įgūdžius lavinti. Galit vieną, galit nei vieną, galit visus, kaip patogiau. Kiek norit, galite įsirinkti pagal savo, ką norit, kiek norit, žodžiu. Esmė, aš papasakosiu apie tuos skillsus, kokią jie vertę jie sukuria, mano nuomonę, ir kaip lavinti tai. Kaip lavinti, kokią vertę sukuria. Tai kiekvienas, manau, žmogus turi skirtingą kiekį tų įgūdžių. Aišku, mes ne visi vienodai augę, taip kad reikia suvokti tą. Aptarsiu kažkiek tuos įgūdžius, kaip juos lavinti ir panašiai. Tikiuosi pasiimsite kažkokią tai vertę, naudą. Ir bus prasmė iš šito filmuko. Taigi, čia žodžių yra žiauriai daug. Tai gal tada tiesiog įvardinsiu, tiesiog valdyti emocijas ir jausmus. Bele kaip padeda susivaldymas jausmų, valdyti situacijas, nebūt sutrigerintam. Sunku išmušti iš vėžių, tampa jos jausmų valdymas. Tai, iš principo, tampate mažiau paveikus aplinkos triggeriam, arba galite suvaldyti. O kaip lavinti, tai reikia stebėti jausmus. Mokintis apie jausmus, stebėti ir domėtis, kokių jausmų yra. Yra ne tik geri ir blogi pavadinimas, yra ten daugybė. Yra ir tarpiniai, tokie kaip nuostaba ir panašiai. Toliau kitas. Pagarba kitų jausmams, poreikiams ir įsitikinimams.
padės išvengti konfliktų. Jei kitų jausmų negerbsite, poreikių įsitikinimų, bus daug konfliktų. Tai pagarba ir suvokimas, kad tai gali būti kitaip, ne tik kaip pas jūs. Kaip tai lavinti? Suvokti tiesiog, kad gali būti kitaip, negu jūs manote. Kartais pagalvoja žmonės, kad viskas yra taip, kaip jie galvoja. Tai čia tame reikalas. Kad gali skirtis. Kai kuriem tai keista atrodys, kam aš iš viso tai sakau, bet kažkas tai nežino. Ir taip, toliau. Pozityviai bendrauti, tai čia savaime suprantama. Vėlgi, daug kas gali būti, bet kaip ir sakoma, kas vienam savaime suprantama, kitam visai nesuprantama. Tai kaip kad visi tinka. Tai žodžiu, pozityvaus bendravimas, tai automatiškai jūsų savijauta iš vidaus padarys geresnė jums patiems. Tai čia daugiau esmės tame. Ir aišku, kai netrigerinsit kitų su nesąmonėm, kažkokiam belekokiam, o ganėtinai pozityviai reaguosit laiku ir vietoje, tai tada kokybė gyvenimo kita. Daugiau kitas. Kaip tapti pozityviu, jeigu kaip lavėtis ties šitą vietą, tai mintyse stengtis nustoti save peikti ir ieškoti variantų, kaip apsupti gerai žmonėms save, kurie motyvuoja. Motyvuojantį žmonių aplinka. Arba užtektų nustoti kaltinti save, tai jau būtų didelis žingsnis. Atleisti savo, dėkoti savo, išreikšti meilę savo ir aplinkai. Viskas prasideda nuo savęs. Toliau kitas įgūdis – padėti kitiems ir priimti pagalbą. Labai, labai svarbu. Mes esame socialūs, todėl kitiems padėti reikia ir reikia nebijoti paprašyti ir priimti pagalbą. Jei nepadėsi kitiems, tai tau nepadės. O jei nepriimsi pagalbos, tai vienam yra viską padaryti sunku. Tai mes esame bendruomeniški padarai gyvūnai. Todėl reikia tai suvokti ir nebijoti su kitu dirbti, ar tavo labui, kad tai vyktų. Kaip lavėti padedant kitiem? Tiesiog siūlyti arba sutikti su altruistiniu darbu. Galbūt toks karmos kažkoks efektas, pabandyti priimti tokį priežasties ir pasiekmes. Išdrįsti tiesiog, nesvarbu, kad ar ten kažko nemokat, bet vis tiek pasakykit, kad nemokat, bet darysit, ką galit ir taip būsit naudingi. O gal padėti kitiems žmonėms yra paprasčiau nei paprašyti pagalbos, aš taip galvoju. Čia yra sudėtingesnė vieta, nes mes jaučiamės gal kažkaip prastai, menkavertiškai, tai reikėtų atkreipti dėmesį į savivertę. Yra tie, kurie per daug prašo ir tie, kurie visai neprašo, tai čia reikia surasti tą pusiausvyrą ir aš manau tiesiog išdrįsti pagalbos paprašyti. Tam tikrose situacijose, kada jums reikia ir kainuos daug pastangų. Arba kad pamokytų jūs tą dalyką daryti, arba kad ir padėtų bedavim pasižiūrėti, jūs galite irgi, kaip tai vyksta. Tai daug lengviau išlaisvina tada prašyti pagalbos. Kai jūs mokotės, kai tas žmogus jums padeda atlikinėti tą užduotį, tai ir prašyti pagalbos, supraskite, jūs mokotės. Dar 1-2 kartus padės, padarys ir jau gal pats mokėsite. Tai reikia tokią perspektyvą įsijungti. Kitas toksai bendruomeniškumas, dalyvavimas visuomeninėje veikloje. Tai suteikia ką? Kontaktus, socializaciją, ta prasme, pabendraujat, susiranda draugų, praleidžia gerai, galbūt ir net laiką. Tai tokia ir viena iš savirealizacijos rūšių. Ir kaip tai daryti? Užsirašyti būrelį, kokį nors bendruomenę, į veiklą, savanorystę. Išdrįsti pirmą žingsnį atlikti. Pirmas sudėtingiausias būna. Kartas kažkur išdrįsti, o po to viskas ok, čia gal tie, kurie būna daugiau namie sėdos, tai jiems labai reikia, o tie, kas išeina, gal kitaip, mažiau, paprasčiau, automatiškai. Atkreipti reikia dėmesį į, vėlgi, ar jūs introvertas ar ekstravertas ir tai atitinkamai pagal savo poreikius. Bet
išeiti į visuomeninį gyvenimą yra labai prasminga daugybė atvejų. Įtraukti kitus į idėjų įgyvendinimą. Ką tai duoda? Tai reiškia, kad gali žmonės pasitelkti ar darbe, ar asmeniniam gyvenime siekti bendro tikslo. Tai vat irgi galima įsivertinti, kiek tai pavyksta kitą pusę taip įtraukti. Daug, mažai, vidutiniškai, nuo 0 iki 10 įsivertinkit savo. Ir įtraukti kitus žmonės į idėjų gyvendinimą tai labai koncentruoja energiją ir užduoties tikslo įvykdymą į kaip lazeris reiškiasi. Tai va, daug lengviau pasiekti, kai drauge galima siekti to. Kaip to siekti, įtraukti kitus idėjų gyvendinimą? Atsakymas – papasakoti vertę. Vertę, kurią gaus kiekvienas. Jis, jūs, visi. Kokia iš to nauda visiems, kiekvienam. Jei nėra naudos, tai nėra įsitraukimo. Kitas įgūdis yra išsakyti mintis. Ne kiekvienam pavyksta rišliai dėstyti savo mintis, nes mintys eina 5-6 kartus, gal ir greičiau, negu eina per lūpas. Tai gaunasi, ne visiems pavyksta tuos du skirtingus greičius suderinti ir vienodai išreikšti, kitiem peršokinėja. Arba, tai žodžiu, yra vienas išsakyti mintis, o kitas išklausyti, čia du tokie, vienas šalia kito įgūdžiai. Tai išklausymas, pavyzdžiui, kai kitas net rišliai kalba, bet, pavyzdžiui, nesigirdi pačiam, va, irgi. Dažniausiai jie būna susiję. Tai minčių ir rišlus išsakymas duoda gerą aplinkos suvokimo perteikimą iš jūsų požiūrio taško. Tai vat, ir kitas žmogus gali labiau įsijausti jūs empatiškai. Kaip galima treniruoti minčių išsakymą? Tiesiog vienas iš būdų lėčiau kalbėti. Arba pagalvoti prieš kalbant. O išklausymas geras. Dažnai būna žmonės, kodėl neišklauso, nes jie nori savo mintį išsakyti, jie laiko ir negirdi kito minties. Čia didžiausia problema. Ne vienintelė, aišku. Išklausymas suteikia geresnį pasaulio pažinimą kitų žmonių akimis arba bent įsivaizdavimą, jog kaip pažįsta. Visais atvejais aktyvus išklausymas duoda didesnę vertę. Nei neišklausymas, nes nesigilini į situaciją, po to tai daug dalykų nesupranti. Taip, ir kuo daugiau skirtingų dialektų moki išklausyti kitų žmonių, kiekvienas skirtingai šneka, tu su daugiau žmonių gali susikalbėti. Kaip tai lavinama? Tiesiog stebėti savo mintis, kada laikote mintį ir neklausote. Kada matote, kada kitas žmogus kalba, bet nesigirdi informaciją, tik žiaupčiasi, jau tikrai kartais būna ir tokių variantų. Atkreipkite dėmesį, kada išskrendat pasvajoti kažkur, kai kitas kalba, pagaukit save ir sugrįžti. Pradžiai sunkiau būna, bet po to prigauni ir įpranti.